už manęs, bičiuliai, afigienas pasiūlymas. Kodėl afigienas pasiūlymas? Netrukus viską parodysiu. Na, o jeigu jūs turite parduoti automobilį, norite jį parduoti greitai, sklandžiai, be jokių rūpesčių per mus, tai galite drąsiai kreiptis nurodytais kontaktais šio video gale. Kaip sakiau, nuo rytojaus mūsų aikštelė yra atidaroma viešai nuo 9 ryto iki 18 valandos vakaro, bei šeštadieniais nuo 8 ryto iki 15 valandos. Taip, kad visi galėsite atvažiuoti, kas norite, važiuodami pro šalį, ar tiesiog paplanavę, pasižiūrėti mūsų autoparko, ką turime pardavimui. Adresas Vyšnių gatvė 2, Lukšiai, Šiaulių rajonas. Tai jeigu išvažiuotumėt iš Šiaulių link Kuršėnų, tai būtų grinai už Smakų Smako, pirmas šviesoforas po kairę pusę. Na, o dabar, bičiuliai, einam pasižiūrėsime. Štai hebrytė. Land Rover Discovery Sport. Komentaruose sakysite nieko gero. Tuoj paaiškinsiu, kodėl sakiau, kad pasiūlymas yra afigienas. Šis automobilis parvažiavo su barškančiom grandinėm. Parvažiavo su barškančiom grandinėm, bet tačiau jos nebuvo nei nutrūkusios, nei dar kažką. Pakeistos grandinės, žiedai, pakeistas tepalo siurblys, visiškai nauja turbina ir visa kita, kas priklauso. Todėl, kaip sakant, su tuo automobiliu važiuosite 100 000 nesukdami galvos. Viskas padaryta gerai, pravažiuota su juo jau 1000 km, kaip sakant, padaryta apkatkė, kad pasižiūrėti, ar tikrai viskas tvarkoje ir ar viskas savo vietoj ir, kaip sakant, nieko netrūksta. Taip, kad viskas labai gerai, varikliukas dirba idealiai, jokių vibracijų, jokių nieko, taip kad kas suprantat, kiek toks remontas kainuoja, nusipirku šitą automobilį, džiaugsitės ir važiuosit. Kebuliukas gražus, rudos spalvos, kaip matot, juodas stogas, 2017 metai, 2 litrai 110 kW. Štai toks Land Roveriukas. Vieną kitą turi kėbulas labai smulkų pabraukimą. Taip pat iš tokio stumo žiūrint, tai niekas net nesimato. Turi prieiti jau labai arti, žiūrėti labai įdėmiai, kad kažką pamatytum. O daugiau automobilis tikrai tvarkingas, geras, visos vienodos padangos MS, kaip sakant, nieko nereiks daryti. Stabdžiukai geri. Dar užmiršau paminėti, taip pat pakeitėm visas 4 pakeitinimo žvakės. Buvo problema su viena žvakė, tai sudėjom visas 4 naujas, kad, kaip sakant, atėjus žiemos sezonui neturėtumėt jokių problemėlių. Taip, lendam į vidų. Vidų štai toks. Salonas medžiaginis, tvarkingas, padarytas cheminis valymas, kas be ko, lubos tvarkingos, niekas nesuplyšė, viskas tvarkoj, gera rida, apie tai kiek vėliau, kai sėsim į priekį. Tonuoti langiukai, kylesas. Taip, čia viskas taip pat gražu, vairuotojo sėdynė nesuplyšusi, čia truputį pasiraukšlėja, bet neskaitau kaip defektą, svarbu, kad niekas nesuplyšė. Taip, čia visur viskas taip pat gražu, keleivio sėdynė graži, pasidariau po 1000 km nuvažiavęs diagnostiką, diagnostika absoliučiai viskas žalia, gražu, jokių klaidelių nėra. Taip, podelių laikikliai, čia jeigu prasidarytumėm 12 voltų, navigacijai kortelė, auksas, USB pravesta. Taip, toliau, stabdžiukas parkingo veikia, jokių problemų. Kondicionierius šaldo labai gerai, nuokalnės stabdis, važiavimo režimai, multimedija, veikianti navigacija ir visi kiti jos bairiai, pilnai multifunkcinis vairiukas, gražus, nenutrintas. Nuledas, bičiuliai, dirba labai gerai, džiaugiuosi žiauriai meistriuku. Taip, rida 160 000. Taip, kad sakau, po variklio dabar remonto 100 000 galite važiuoti drąsiai, netgi iš tikrųjų ir daugiau. Jeigu tinkamai prižiūrint, laiku keičiant tepalus, tai yra kas 10 000 km, grandinės naujos, viskas nauja.
Kad nelaužiu iš piršto, bičiuliai, šio video gale taip pat sudėsiu po visos informacijos jau, sudėsiu dar ir nuotraukas su įrodymu, kaip automobilis buvo pakeltas, kaip jam buvo išimtas variklis, kaip atrodo sudėti nauji lenciūgai, akinukų dėkliukas va, kaip nauja turbina atrodo ir visa kita, žodžiu. Tai va, bičiuliai, toks daiktas, manau, labai vertas dėmesio tiems, kas mėgstat Land Roverius. Tai va, kaip sakiau, 2017 metai, 2 litrai 110 kW, 160 tūkstančių rida. Šito automobilio kaina, bičiuliai, 12 800 eurų. Galima pasidarėti dar truputuką, bet ne kosmiškai. Nes, kas suprantate, tai suprantat, kad toks remontas kainuoja tikrai nemažus pinigus. Taip, kad ne tik, kad paimta atmestinai perdėta grandinės, bet padaryta visa kita, kas prie to priklauso, kad automobilis tikrai važiuotų gerai ir, kaip sakant, negrįžtų mums atgal. Tai va, 12 800, jeigu domina, matote kontaktus kaip visada virš mano galvos, važiuojam autobrokeris Facebookas arba Instagramas, arba nurodytas telefono numeris. Skambinkit, rašykit, kaip kam patogiau. Na, o dabar, bičiuliai, niekur nedinkite, sukeliu nuotraukas. Iki greito.